sveiki, gyvi. Pagaliau pabudau, žiemos miega, meškiuks atsibudo. Dabar vėl pradėsim filmuoti kažką. Tai šiandien sugalvojau tokį bairį, kad reiktų pasivažinėti po Lietuvą, aplankyti kaimelius, miestelius, pasižiūrėti, kas ten gera. Tai važiuosim į kaimelius, miestelius, bet taip važiuosim, kad aplankysim savo vardą, realiai. Tai pradėsim nuo D ir taip eisim toliau, kol surinksim Deividas. Tai pirmą kaimelį, ar miestelį, ar miestą nesakysiu, kai nuvažiuosim ir pamatysim. Tai va, tokios tokelės. O dabar pasižiūrėkit, koks gražus vaizdas. Pavasaris. Čia tas ežeriuks, kur aš maudžiaus kažkada, jeigu prisimenat. Buvo šalt, šiandien tikrai nešvoksiu. Tai va, viskas. Nu tai ką, keliamės į kelią ir atsirandam prie pirmo kaimelio. Gal biškį kelią pafilmuosim, kaip važiuojam. Lekiam. Užmiršau svarbiausia pasakyti, kad tuose kaimeliuose ne tik atvažiuoju prie ženklo, sutrenku su ženklu, aš aplankiau. Ne, nuvažiuosiu, pažiūrėsim ežerą, jeigu yra, bet nesimaudysiu. Pažiūrėsim bažnyčią, bet nesimelsiu. Nežinau, kada pažiūrėsim. Nu, kažką susižiūrėsim, vienu žodžiu. Tai leidžiamės į kelią ir viskas. Turėjau problemų žiemą su mašina, dabar žiūrėkit pavasarį. Yra. O man tas kemperis visai nieko atrodo. Iš tikrųjų, norėčiau pasiimti kažkur pakeliauti su juo. O jeigu galvojat, kodėl aš langą nenusivalęs ar dar kažką, tai visų pirma, nuo sausio mėnesio aš langų skysčio neturiu. Visą laiką galvoju užsipilti ar dar kažką, bet niekaip ką iš čia dabar gamin. Į pirmą objektą atvarėm. Čia turi būti tik drąsūs žmonės. Nežinau, važiuojam, apsižiūrėsim pirmą kaimelį, pasižiūrėsim, kas čia gera yra ir tada ir pamatysim, lekim, pažiūrėti. Gal net į parduotuvę užsuksim kažką nusipirkti. Mašina nuplauta, pasižiūrėkit, biškį apšikta. Laimė. O tai va, pajudam į kaimelį, pasižiūrėkim, kas čia gera yra. Matau saugi kaiminystės grupė, tai čia Pyp! Saugi kaiminystė, tai čia galėsim saugiai važinėtis, nes mūsų nieks nieko nepasakys. Kas čia per pastatas, biblioteka? Normaliai, galim sakyti, visai neblogai. Kašis yra, varysim metimuką, atliksim vieną, jeigu kamolių turiu, aš net pats nežinau, ar turiu kamoliuką, bet nuvarysim metimą, atliksim. Čia taip toks ir kaimelis, kur prūda, aš net nežinau, ar jie čia prūda visų pirma tur, nes tiesiog, bet aibė yra, hebra, yra aibė. Nežinau, ar užsuksim ar ne, bet gal ir užsuksim, tai aibė. Aš žinau, kad čia jie turi geležinkelio šiaip stotį, iš tikrųjų, anksčiau senes neturėjo, ten gal tiesiai ir matosi tas geležinkelio stotis. Pasižiūrėsim, užsuksim tikrai pasižiūrėti ant to geležinkelio, gal naisim, užlipsim tiesiai, žiūrim. O, yra net ir pats traukinys. Ir visa kita autobusų čia stotis, kiek suprantu, čia autobusai. Ir visa kita, mes nueisim, apsižiūrėsim čia tą geležinkelio stotį. Kadangi esam Drąsučiais, tada Drąsučiai yra prie Kuršėnų, tai, ką žinau, visai normaliai. Čia anksčiau, kiek suprantu, jau čia buvo traukinių stotis, bet čia labai senai. Lama, čia visai neblogai. Lauksiu dabar traukinį, kol mane nuveš iki kitą kaimelį. Nu ką, šiaip kaimelis visai nieko. Na, gražus sutvarkytis, nėra taip, kad būtų prišiukšlins ar dar kažką. Pirmą raidę aplankėm, esam Drąsučiuose. Jeigu nori būti drąsus, palauk, žvalgykim pirmą, kad drąsos netrūktų vėliau kitur. Jeigu nori būti drąsus, turi užlipti ant bėgių. Jas, aš drąsus, viskas. Gerai, pajokavom, užteks. Nu ką, į parduotuvę, manau, kad neisim, pajokavau, gal kad tą prasme apsilankysim, bet mačiau krepšinį, gal nuvarysim vieną metimuką atliksim. Ant bairę tokį. Bet pirmą reikia pasižiūrėti, ar kamolio aš turiu. Jeigu turiu kamolių, tai tada tikrai atliksim.
Gerai, jau čia važiuojam, susitiksim krepšinio aikštelėje, jeigu turėsiu kamuolį. Kamuolį turiu, radau, varom į krepšiniuką, dabar vieną metimuką atliksim. Gal da į tokį prikolą padarysim, kiekvienam kaime suradęs krepšinio aikštelę, pritildykim tą radiją, kiek čia galim būti. Kiekvienam kaimelį atliksim po vieną metimuką į kašį. Pažiūrėsim iš 8 raidžių pas manęs vardė yra, kiek pataikysim metimų. Jam spėju, kad vis sumesiu, nes aš sniperis esu. Gerai, varom. Pirks metims. Šausiu į kašį. Matom kašį gerą. Nežinau, kur čia trajekėlis. Bus čia trajekėlis. Žiūrėkit, pirks metims. Žodžiu, einu. Nusišiksiu ir važiuojam iš čia. Gerai, ne prie visų. Nors čia turėtume, esam čia drąsučiuose, turėtume būti drąsus ir tiesiog sėdėti ant tų tualetų. Šitas tualetas, teisingiau tualetinio popieriaus nebuvo. Atlikom pirmą metimą. Sakiau bus 8-0, bet nesakiau kaip 8-0 bus. Tai kol kas turim pirmą pramestą metimą. Važiuojam toliau į kitą kaimelį, ar miestelį, ar miestą, aš nežinau, nenoriu išduoti. Ir jeigu rasim kašį ir ten sumesim metimą, tai susitiksim, manau, tenais. Pagaliau atvykom į antrą raidę, tai Eino Raičiai, su E raidė, čia gali sakyti, ei, ko nori. Tai ką, manau, kad ilgai prie to ženklą neužsiterškim, netrukdykim eismą ir panašiai, varom į miestelį, pasižiūrėsim, kas gera čia bus ir pažiūrėsim, ką galim filmuoti tenais. Jeigu rasim ką, aš vėl sumesim vieną metimuką. Eino Raičiai, ko jūs norite? Gali dainą parašyti čia apie Eino Raičius. Ei, nori tu važiuok į Eino Raičius? Gerą čia šaubai. Ką gerą turim, matom, turim autobusų stotis, viską, pum. Nu ką, žinau, šiaip kaip kaimelis, tikrai gražiai su to. Oi, tu čiuožyklą. Bet privati, būt ne privati, būčiau nučiuožęs. Kaip ir aš pats nučiuožęs. Čia daug kas sukas, aš nežinau, čia sens pastats. Pravažiuokim pagrindinę gatvę ir tada pasižiūrėsim, kas čia, ką gerą galėtume pasakyti ir panašiai ir pasižiūrėti, nes dabar kol kas tai nieko aš per daug negaliu čia parodyti jums, nes, nu, kaip ir kašis yra, bet privačiam kieme, nu, gal neįsiu į privatų kiemą. O čia gal kažkas ir mokyklėlė, gal kažkas tokia. Ne, gaila. Aš ieškau kašiuką, kur galėčiau sumesti kamuoliuką. Nejaugi neturėsim krepšinio. Čia Eino Raičiuose. Eino Raičiai, turit kašį. Ir nejaugi visą gatvę būsim pravažiavę. O, žiūrėkit, čia kažkokios dirbtuvėlės. Ne, gaila, bet matom ženklus, ten baigėsi Eino Raičiai. Man atrodo, ir mes patys bandysim apsisukti ir žiūrėti. Pavažiuosim dar į kitą gal gatvelę, pasižiūrėsim, gal netyčia tenais rasim kažką. Gerai, neradom krepšinio, vieną gatvę aplankėm Eino Raičius, pravažiavom pro visą kaimelį ir panašiai. Kaip ir daug kažką aprodėt nelabai išeitų. Manau, kad važiuojam į kitą kaimelį ar miestelį ar miestą, nežinau, sužinosim atvykę. Tai susitiksime su I raidelė. Let's go! Suradom aikštelę, biškį bevažiuojant, greitai prasukau ir pasižiūrėti. Kadangi Eino Raičiuose neradom aikštelės, tai sakom, čia tada ir pasižiūrėsim, vieną metimuką sumesim. Ir ką jūs galvojat? Drąsučiuose buvo tūliks. Prašau. Ir čia turim tualetą, jeigu nepataikyčiau. Kur šitas trajekėlis bus? Iš per tolį. Čia kova iš čia. Gerai, čia žiūrėkit, metu už E raidę. D raidė mečiau drąsučiuose, nepataikiau, dabar metu už E raidę. Ir smeigiam trajeką. Fuck! 2-0, nesąmonė. Ačiū, nesąmonė. Žiūrėkit, bet galiu pataikyti. Nu, atvažiavom į Ilguočiai.
Bet bairis yra tame, kad nematom ženklą, kuris būtų balts. Buvo nurodyta, kad 1 kilometras yra, mes dabar važiuojam per Ilgočius, galit pamatyti kelias, tai superinis asfaltas. Ta prasme, suprantam, čia yra kaimas ir panašiai, kaimelis, krepšinio, abejoju, ar rasim, kur norėtų sumesti ir panašiai. Va, turi prūdavo kažkokį gražų. Čia gal nepulši pelkinų. Ir viskas, bandom pravažiuoti pro visus Ilgočius. Tenais, va, matus, mums yra visai neblogs. Ir pravažiuosim pro visus juos. Jeigu ženklo, ta prasme, mes nepamatysim, tai tiesiog nuvažiuosim ten, kur yra vienas parodytas kilometras. Nuvažiuosim, parodysim, kad tikrai esame Ilgočius ir panašiai. Ir viskas. Dabar iš tikrųjų yra toks dalyks, kad Pilvs sako, aš noriu valgyt. Ir tas gurgėms gurg. Tai reiks užsukti, pavalgyt. Ir tada jau viskas. Važiuoti kažką toliau. Ieškoti raidžikių. Šiaip iš tikrųjų nebedaug ir lika. Dabar aplankėm, va. Ir aš nežinau, ar dar vienos I raidės reikia ieškoti, ar tiesiog palikti kaip yra taip. Oi. Kol valgysim, sumąstysim. Galėtų čia kažkas būti iš karto toliau atsira. Bet krepšinio nematėm, nebus. Gatvė, ką mes gatvę turim, Beržės gatvė. Nu, žodžiu, važiuojam tada iki to kilometro, kur buvo, išlipsim, nufilmuosim ir viskas. Biški didelis vėjas. Nu, kaip ir sakiau, buvom Ilgočiuose, bet kadangi neradom ženklą baltą, tai ir raidė čia Ilgočiai. Viskas. Važiuojam toliau, nes labai šalta čia. Šiaip iš tikrųjų vėjas, pačiu iš tikrųjų bliaut. Ir dabar nusikaltimas, bėgam per kelią. Op, op, op. Mašina švari per kaip žvyrkelius važiuoja. Biški gal nešvari per visiems. Nu va. Pasiėmėm biškį pavalgyti, užkasim koldūnų ir lėksim toliau. Nežinau, čia turėtų būti skalnas. Neblogai. Pavalgiam, super, skaniai, pilvai. Skrendam dabar į kitą raidelę, tai V raidelę, nes jau 2 turim, E turim, I turim, dabar V. Ir tada vėl ieškosim I raidelės kažkur. Net įsivaizduoju, kaip čia rasti vieną iš sunkiausių iš tikrųjų raidžių. Tai va tas labiausiai erzinantis dalykas, kad, nu, I raidė yra ką veikti, nes, va, matėt, radom iš I raidelės tą kaimelį. O apačia yra pavadinimas, koks kaimelis, nes jau pamiršau iš tikrųjų. O ir realiai, nu, ženklo tik yra, kad 1 kilometras, tai galim ir vėl nuvažiuoti, nerasti ženklą, nu, bet ką padarysim, tiesiog, jeigu ką per Google Mapsus priartinsim, pukšt pirštuką ir viskas. Dar už I raidelę žinau, kad turiu vieną metimuką į kašiuką. Tai sumesim, kažkur rasim tikrai krepšinį, sumesim, pataikysim, kaip visada sakau aš. Nu, bet turim už kažkurią raidę tikrai įmesti tą kašį. Tai va, skrendam, susitiksim V raidės pavadinime. Žodžiu, nusiploviau mašiną, bet matau, kad labai gerai padariau. O, jaučiuos kai Dakare. Eik tu namas čia kaip smagiai. Oba. Važiuojam. Ant žemės važiuojam. Eik, nukrito biški fails čia toks vienas kits, bet važiuojam į V raidelę. Tuoj turėtume atvažiuoti. Abejoju, ar čia krepšinį mes tikrai rasim, bet verta pabandyti, pasižiūrėsim, ką čia gerą dar mes rasim. Jau kiek suprantu, jau nebetoli turėtume būti to ženklo ir pamatysim. Turim 4 raidę. V raidelė, Vismantai. Bažnyčią va matom kaime iš karto. Čia, žinot, bairis toks, ta prasme, gal negražiai pasakysiu, iš karto įsivaizduoju tave laidą, iš karto kapinės už bažnyčios. Taip, oba! Ir viskas. Tai va,
čia toks, manau, kad kaimelis krepšinė, abejoju, rasim, bet pabandysim ten. Matos gal ženklas sustoja, bet ten matos apleisti pastatai ir aišku, juos neįsim, bet pabandysim pavažiuoti ir pasižiūrėsim, gal netyčia net kažį rasim, gal sumesim metimą už Ž raidelę ir už V raidelę, reiks iškeisti vieną metimą. Gerai, sėdim. Tai va, bandom pravažiuoti, pasižiūrėti. Aišku, kaip sakiau, langų skysčia aš neturiu jau kiek laiką. Ir viskas, nu tai bandom, žiūrim, kas čia gerą, rasim. O, apleistis namuks, va. Net nevertai čia kažkaip kelias viskas. Bet čia man atrodo, kad bus keli tik namiukai ir viskas. Realiai toliau nelabai ką aš ir matau. Nu, nebent aikštelę rasim su krepšiniu kokį nors, kad vieną galėtume metimuką sušveisti. O, čia koks pastats. Visas apleisti, viską. Greičiausiai, kad mes nerasim čia nieko gero. Ne, krepšinio ir čia neturėsim, nesumėsim tikrai į kažį ir panašiai. Bet manau, kad pravažiuosim visą kaimelį Vismantus ir varysim kažkur kitur ieškoti kitos raidės, tai 5 raidelę ir raidelę nusprendam, kad visgi ir ieškosim, turim susiradę ir panašiai. Aišku, ten jaučiu, abejoju, ar irgi lenta bus, nu, bet nuvažiuosim, pamatysim, pasižiūrėsim. Tik tai biškį gaila, kad lietutis pradėjo lyt, nu, gal niek, kaip nors. Tai va, važiuojam į kitą raidelę ir raidelę, o, 2 raidelę, bet čia vėliau ateity. Aha, gerai, iki. Žodžiu, ženklo neradom to iš I raidės Ilgviečiai, bet mes, nu, esam realiai, nu, čia jau 250 metrų, bet ten yra tiesiog namai ir panašiai. Tai net neverta čia važiuoti, nu, nežinau, dedam tą tokį pusę checkpointą, tokį viskas. Dabar važiuojam į D raidelę tada ir tenais žiūrėsim, ar turim kašiuką, iš kurios planę sumetėm dabar už D raidę metėm, pirmam už Ž raidę sustoję metėm kažkokiam kaimelį, nebeprisimenu net pavadinimą, už I raidę nemetėm, už V raidę nemetėm, už šitą I raidę nemetėm ir dabar gal D ten rasim, nu ten didesnis kaip ir miestelis, tai gal ir bus krepšys, tai bent jau tenais. Gerai, tai dabar važiuojam į D raidę ir susitiksim iš D raidės iki pasimatymo. 6 raidė. Degučiai. Nenaudokit degtukų, kad nesudegintum degučių. Varom, apžiūrėsim miestelį, susirasim kažį. Čia turėtų būti, manau, nes pagal žemėlapį žiūrėjom didelis miestelis, tai tikrai rasim kažį, sėdim, važiuom, einam, pažiūrėsim galą, švilkeliais važiavom. O, mašina nusiklonas. Tai va, degučiuose randamės. Galiu pasakyti tik tiek, kad čia turėtų degtukų tikrai pardavinėti daug. Ieškom krepšinio ir panašiai, kur čia galėtume sumesti už tą 6 D raidelę. Pabandom pasukti į šitą gatvelę, pasižiūrėsim, čia gyvenamoji zona, gal netyčia rasim kašiuką kokį nors, prasuksim. Oho, jie yra kažis į kiemą greitai, opa, ciuciks, galiaus patomožičiu. Škandžias man subinis sakys, ką tu čia darai? Kur tu čia vietai? Šiaip gražus miestelis visai. Aišku, visuose kiemuose sustatyti krepšiai, bet kad būtų pastatytas krepšys, va, pavyzdžiui, kur nors laukia ar dar kažką, tai niekur nesimato. Čia atrodo Lietuva krepšinių šalis ir nejaugi nė vienas krepšinio kaimelis neturės ar miestelis. Nu, žodžiu, čia irgi neturim krepšinio, bet aprodėm biškį kaimelę, važiavom ir panašiai. Kaimelis, čia miestelis, gal skaitykim. Tai va, viskas aišku. Važiuojam tada į A raidelę ir S raidelę, kur A raidelę turim nusižiūrėję, ten manau, kad irgi nebus krepšinio. Tai aš manau, kad
jeigu pamatysim, tiesiog sustosim, išlipsim ir sumesim už tą vieną raidę, už kitą raidę, už trečią raidę ir viskas. Iš čia neverta ieškoti, čia nemanau, kad kažkas čia bus ar senų aikštelių, ar dar kažką, matomai nieko nerasim per daugiausiai. Tai va, išvažiuosim iš Degaičių, važiuosim link Šiaulių dabar ir bandysim tenais A ir S raidelės susirasti ir tada žiūrėsim, kur čia dar keliai mumis nuves, bet manau, kad nuves kažkur pravedžios. Gerai, tai susimatysim prie A raidės iki pasimatymų. Yes! 7 raidė, vos nesupainėjau, nes 6-7 amalį. A raidė. Ir dabar žiūrėkit, bairį parodysiu. Iškart baigęs. Ta prasme, atvažiavom iš tenais, ten kažkaip atvedė žvyrkeliais ir galvom, kodėl nėra ženklo, tai čia po to sustojom, pamatėm ir radom. Tai realiai net nerodysiu, nes žvyrkelis ir keli namai. Sėdi per mašiną, nes jau šalta, temsta, to įlyčia pradės. Realiai galiu pasakyti tik tiek, kad, net neverta čia ieškoti krepšinio ar dar kažką, nes mes iš tenais atvažiavom žvyrkeliu pagal navigaciją viską ir panašiai. Tai nelabai, kad būtų čia įspūdinga, realiai žvyrkelis visur. Čia mažas, matos, toks įsikuriantis miestelis ar kaimelis, galim sakyti. Tai va, ir viskas. Ką, ir liko paskutinė raidė, tai S raidė, kurią aplankysim dabar jau netrukus, čia kaip tik netoli ir viskas, būsim išdėliavę visą savo vardą. Tai ką, susitiksim tenais. Nieko nenoriu sakyti, bet realiai važiuoju tik žvyrkeliais. Jau pradeda truputį erzinti iš tikrųjų į žvyrkelis. Finišas! Smilgiai, paskutinę S raidę. Pasiekėm. Surinkom savo vardą, galiu pasakyti, visą vardą išrinkom. Realiai paskutinį užbaigiam su smilgiais. Smilgiai, ar kaip čia vadina, smilgiai. Pabandysim prasukti pro kaimelį. Gal netyčia rasim net kašį, kur galėsim vieną kitą išveist metivuką. Neradom A raidėj, D raidėj, I raidėj, V ten raidėj, I raidėj dar ten. Jau realiai paskutinį tik su E raidėj išmetėm. Tai davai, lekiam pro kaimą, pro miestelį, prasuksim čia, pasižiūrėsim, gal išmesim. Jeigu ne, tai važiuojant kur nors tikrai rasim porą kašių aikštelių. Dabar jau ieškom kašių aikštelės. Kažkas ten buvo, važiuojam, šį patikrinsim. Oi, sau ten įvažiuoti nelabai bus galima. Bet pasižiūrėkim iš čia, gal netyčia matysis. Gaila, bet neturim aikštelės. Aišku, mes gal kai nežinom ir panašiai, gal čia ir yra kažkur pasislėpus ta aikštelė ar visa kita, bet ta prasme, tu čia gali ieškoti, neieškoti. Aišku, čia apeit galėtum, rastum, bet bandom taip apvažiuoti, pasižiūrėsim. Kažką gal rasim aikštelę, kol kas dabar pravažiuokim čia pagrindinę gatvę, tada smauksim link tenais, pasižiūrėsim. Parduotuvė. Parduotuvė parduoda. Geras bokštas. Oho, krepšys tenais yra, va ten toliau. Aišku, gal tokia naglė nebūsim, kad beiksim mesti tenais. Jutro. Gerai, biškį pajuokavom. Ten dar prasuksim pro vieną gatvelę, bet matau irgi, kad nelabai ten bus. Nematyti čia to kašę, visai nematyti. Tu kažkas. Ne, čia irgi ne.
Tada skrendam, važiuojam į aikštelę kažkokią, kur rasim pakeliui. Ir manau, sulig ten sumesim metimus ir atsisveikinsim. Gerai, tai keliamės iš aikštelės. Ką dabar liko? Parodyti snaiperės sugebėjimus ir sumesti tiesiog metimus. Palauk, kad reik už 2 raidės, už 2 metėm, dabar už raidę mesim. Turim 2 krepšius, tai iš viso 6, tai 3 į tą, 3 į ten tą, visi 6 į tą. Gerai, čia kažkur trajekėlis, pirms metims, ova, nėra. Turim 0-3. Už V raidę. Oi, tu sau, kiek nedaug trūka. Galėsi kaip nors padaryti, kad įkrita kamuolys. Už I raidę. Čia kažkas. O, šito aikštelė apsimetam, kad esam. O, jėzau, tu dieve man. Nu, vamu. Žinot, kodėl nedamečiau už I raidę? Nes neradau lentos tenais. Todėl ir nedamečiau. Čia buvo labai apgailėtins metims. Tai metu dabar už D raidę. Už savo raidę, žiūrėk. Op. Tak, škiaus. 0-6. Už A. Čia metė kažkas, matėt? Net nedametė, kažkoks grybs. Paskutinis metimas. Bet geriausius metimus aš metu nežiūrėdams. Nesu prametęs. Žiūrėkit. Tai čia, tarkim, trajaks. Ką sakiau? Nu ir paskutinį danką. Jeigu būtų langas, būčiau įdėjęs. Su liktais metimais noriu pasakyti tiek, kad užbaigiam šiandienos epizodą, kuris buvo tikrai gal toks neblogas, būtų buvę geriau, jeigu būtume radę viską, bet surinkom Deividas, čia galite matyti visi miestai ir panašiai, kaimeliai, miesteliai. Ir ką? Norėčiau taip padėkoti. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit. Tarp kitko, chebryte, mums reikia tik 2 subscriberių iki 100, bet manau po šito video bus jau 100. Aš labai tikiuosi. Tai kągi, manau, kad susimatysime gegužį. Norėčiau pasakyti, davai, paspauskit laiką, subscribe, kur 2 tik tai subų, bet trūksta iki 100. Pasidalinkit su draugais, parašykit komentarą. Ir viskas. Tai ką, hasta la vista, brangiai. Iki kitų susitikimų. O. Šitą iškiai palai iš naujo. Ir dabar išpakašinau. Что вы?